Dzień dobry. Wystarczy? To okej, muszę zobaczyć z tyłu. Dobrze. Na górze ktoś pusto, czy coś jest? Nie. Do widzenia. Dobrej pracy. Faini tokie šitie. Ir policajai, ir muitininkai. Sako, atidaryk. Sakau, kad ten pilna. Tai man nors, kad galva, sako, lystų. Sakau, nelysniai galva. Atidariau šoną. Pratentavau biškį, atidariau. Nu, gerai, sako, gerai. O kas viršui miegame, kaip klausė. Yra kas nors, sako? Ne, sakau. Sveiki Austrijoje, sveiki! Čia viskas, dabar reikia žiūrėti greičių. Dar neaišku, kokia ten. Kaip mocus vežėm, bauda pareis. Vežam baldus į vieną. Anksti pusę 11 būsim vietoj. 1000 kilometrų pralijo. 1000. Visą cielą. Žiūrėkit, kokį krovinį turiu. Kilogramas. Sveria 1 kilogramą. Dėžutė. Rimtas krovinys. Va, tik įsukom ir pasienukas. Čia Austrija, o čia Vengrija. Tokia įdomia vietoje atvežėm krovinuką tą. Didįjį krovinuką. Kilometrai. Ir grįšim atgal. Na va, ir atgal pagrįžom. Bet jau su ta kilograminė dėžutė ten reikalų buvo, tai žiauriai. Ir pasą atnešk ir ten, nu, taisyklės yra įmonės ir nieko nepadarysi. Trumpai čia pasisvečiavom mes toj Vengrijoje. Jau čia nelėksiu per pasienį, ne? O žiaplumo vaistų nėra čia.
sustosim kažkur degaliniai ir ten dėsim ant pokalbio. Bežionė. Ant galo. Pakarta. Vokietukai toj bus. Bent žemėlapį rodo, kad va čia ant to tilto prasideda Vokietija. Ir aišku, savaime greičiai kiti. 120. Seniai matytas ženklas. Mes pakeliui į Slovenską Respubliką. Važiuojam į Slovakiją. Ten turim 2 krovinukus. Rytoj mes juos susirinksim ir važiuosim namučio. Bet dabar va pakeliui artimiausioj degaliniai stovėjimo aikšteliai sustosim ir atliksim vieną reikaliuką. O kokį, to jau pat sužinosite. Nepabėkit. Na, degalinės mūsų horizonte nesimato. Stosim šitam parkinge ir eisim, žinot kur? Eisim į būdą. Važiuoju čia, sustosiu kur nors. Čia va staptelsiu. Ir einam su manim. Na, labai šaunu, kad jūs vaikštot su manimi kartu visur. Tiek video ekrane, tiek ir už ekrano. Ir va, kokį agregatą aš vežu. To jau pasakysiu, ko mes čia sustojom. Mes sustojom štai po šitais diržais patiest kilimėlius. Aišku, čia agregatas nėra naujas. Galit patys pažiūrėti, va. Jau čia brūžyta, nubrūžyta. Bet vadybininkas manęs paprašė tiesiog dėl kliento. Nes tiesiog užsakovas, klientas, sakė labai su charakteriu,
kabinėjasi prie įvairiausių smulkmenų. Tai mes padarysim taip, kad jisai neprisikabintų prie mūsų. Gerai, jūs paveizėkit, o aš tuoj šį reikalą išspręsiu. Na štai, reikaliukai įspręsti. Ir nuo to bus visiems ramiau ir sveikiau. Viskas, ant abiejų šonų. Čia yra ne mano darbai. Man tokį pakrovė. Aš už kitą asmenį atsakomybės nešt nenoriu. Na ką, dabar tęskime mūsų kelionę į Slovakiją. Neatsijungiam. Nu, jau furistai parkuojasi nakčiai ir va čia aš biškį trukdau. Buvo atėję, sako, ar miegotaisi? Sakau, ne, aš važiuoju. Sako, tai gerai, parkuosiu vietoj tavęs. Tai gerai, parkuokis. Rumunas. Į mėsmalę papuoliau. Nu, tegu šitą susuka į mano vietą. Sunku jiem su tom stovėjimo vietom. Tai ne mūsų mikrius, kad kur nori atvažiavai ir prisiparkavai. Nu, ne kur nori, bet. Šitokia aikštelė ir mažai vietų. Ar sutinkat su manimi, kad populiariausia profesija tai yra furisto, vilkiko vairuotojo? Nenuginčijamai. Jūs pažiūrėkit, kiek kelyje važiuoja vilkikų. Milijonai. Čia ne 100 000, čia milijonai. Nu ką, gerai, judam. Bet jau įvažiavom į šlykštinę orą. Visur užtraukta. Rūkas su lietum. Toks, kuo toliau, tuo labiau tirštėja tas rūkas. Jau čia gazus visi nusimetė. Oi, koks šviesus tuneliukas. Na štai ir Slovakija. Dar ne, dar Austrijoje mes. Iki degalinės 35 kilometrai. Ir įdomu, kiek nuo degalinės. Ten nedaug turėtų būti. Gal pasiliksim toj degalinėje nakvot, jeigu nedaug kilometrų likę iki pasikrovimo bus. Sveiki Slovakijai!
Bratislava. Gražus miestas tikriausiai. Ką? Kaip galvojat? Mes va tokiais važiavimais labai pamatom daugą. Tik pralekiam autostradą ir viskas. Biški nusimazgosim langus. Nes čia per tuos lietus tai užnešti langai. Gerai, kada degalinėse yra va, ilgais kotais šitos šluotos. Tai aš net nežinau, ten 60 km likę, bet važiuosiu gal artimesniai degaliniai, kur nors man rytoj nuo 10 tik tai pasikrovimas, tai net nežinau. Ką, miegosiu. Kelsiuosi, vėl miegosiu, vėl kelsiuosi. Laiko yra. Čia dar tik 8:30 vietos laiko. Vakaro. Tai kur tu čia? 12 valandų poilsio. Nu va. Judėsim toliau. Rasim tų degalinių. Nemanau, kad čia nebus kur. Na gerai, va čia bandysim mes ir stoti. Liko 28 mum kilometrai, 20 minučių važiavimo, 10 ryte. Tik pradeda dirbti. Jeigu aišku rasim, kur prisiparkuot. Čia labai triukšmas prie pat. O čia kas būtų, kažė. Nu čia ir gerai. Čia gal ir stosiu. Ten toliau tai tikrai, kad nerasiu. Čia kažkas pagedo. Matomai, su traliuku užvarė mašiną. Gerai, ką tada? Labanakt, pailsėkit, aš irgi pailsėsiu ir susimatysim rytoj. Alio, kaip mane girdit? Aš žinau, kad gerai. Su šiuo mikrofonu galima vaikščiot. Na, toks įdomus šis reisas, man pačiam įdomus, nes jeigu atvirai, norėjau nefilmuoti visai šio reiso. Norėjau pailsėti. Bet kažkaip jau iš įpročio kažką kur biškį ir tiesiog rankos pačios tiesiasi įjungt kamerą, mikrofono ieškojimas. Taip, kad viskas gerai. Surinkta medžiaga, jinai anksčiau ir vėliau yra paskelbiama
todėl kažką nufilmuosi, nenufilmuosi, bet galima sulipdyti, sumontuoti ir jum parodyti kažką įdomesnio. Paskutiniu metu nemažai prisijungė naujų žiūrovų ir aplamai norėčiau visiems pasakyti, kad jeigu norite kažko tai įvairesnio, atsigersiu kavos. Jeigu norite kažko įvairesnio, ne tik vaizdų už vairo, tai padarykit štai ką. Manyčiau, kad ta kaina tokia simbolinė. 299 mėnesiui. Ir ten pamatysite tikrai kitokių istorijų, ne tik kad už vairo. Pasitikrinau, ar kokybiškai garsas įsirašė. Gerai, viskas tvarkoj. Tai dabar truputį įnešiu intrigos tiem, kas užsiprenumeruos narystės. Ruošiu jums vieną vidosą, kuris nuraus jums stogus. Gražioj formoj. Tai bus, nenoriu labai daug atskleist info, kad jūs suintriguotų, todėl pasakysiu štai kaip. Tai bus 96 metai Lukiškių baudos izoliatorius, Lukiškių kalėjimo. Pasakysiu taip, ten mane 5 paras marino badu. Nedavė valgyti, ant vandens laikė, vienu žodžiu, žiauri buvo labai situacija. Buvau kritęs į haliucinacijas. Viską puikiai atsimenu. Labai tiesiog, skaudu. Skaudu yra prisiminti ir neieškodamas jokių pasiteisinimų, kas, kaip, už ką, tiesiog duosiu daug info jums per tą sukurtą vidosą. Aš buvau nuvažiavęs ir į Lukiškes, jūs kanalo nariai matėte jau ištraukas ten, dar įkelsiu nuotraukas. Bet baudos izoliatoriui neleido filmuotis, aš norėjau jam papasakoti istorijas. Paskui gidė man pasiūlė kreiptis, rašyti laišką, e-mailą administracijai, parašiau, bet atsakymo nesulaukiau. Norėjau jam papasakoti šią istoriją ir vienu žodžiu pasifilmuot. Aš buvau ir toj pačioj kameroj netgi, kur mane ten marino tuo badum. Tai vienu žodžiu tikrai prisiminimai nekokie, labai žiauri situacija. Tai taip, kad jeigu intriguoja jūs tokios ir panašios istorijos, tai tiesiog prisijunkite. Prisijunkite prie narysčių ir pamatysit daug įdomių istorijų laikui bėgant. Taip pat noriu pasakyti, kad nesu pinigas ir visiems nepatiksiu. O dabar atleiskit už mano rytinę fizionomiją, eisiu į degalinę, atliksiu visus reikalus, apsiprausiu ir važiuosim pasiimt krovinuko. Neatsijunkit, prisijunkit prie narysčių, kas to nepadarėte, ir būkite sveiki. Atvažiavom čia į Slovakijos miestą Nitra. Tikriausiai miestas, ne miestelis. Čia krausimės vieną krovinuką, po to važiuosim dar vieną pasimsim kažkur, o po to namo. Į savo brangią žemę. Lietuvą. Neatsijunkit. Štai taip. Slovakijoje pasitikinėja vairuotojus. Kaip jums patinka?
Oh, good coffee. Thanks for coffee. Welcome. Very good. Ti otkuda? Iz Latvije? Litva? Litva? Da. Kako je город? Alitus. Alitos? Ne znam, ne vidim. А фирма Каунас. Aha, Kaunas. Каунас знаешь, да? Znam. А, Koliko kilometrov? Отсюда Od suda, tam. 1000. Što piči? Да что, 12 часов ехать, все. Časov? Да. Так мы едем и по 15 часов, ничего. Ej, Все хорошо. Такая работа. čak, takая работа. Как курьеры, да, там? Только по Европе, что ездим. Gdje ideš? Germanija? Jezdiš do Germanije? Иногда да. Da? Ну, я в основном езжу здесь. Здесь Словакия, Словения, Чехия, Австрия, Венгрия. Vengrija. Да. А где второй бокс? Нету, да? Нет. Good parts don't come to А. here. It's problem in fabrika. Ясно. It's problem. Большое спасибо. Na zdravje. Спасибо. Ideš už? Jehaš? Да, сейчас закрою и O, все. Možeš tak? Ай, вокруг, да? Da. Спасибо. Ahoj. Ahoj. Štai taip, mandagumas. Pirmoji eilėj. Nu tai ką, čia žiūriu visai neblogas gausis vidosas. Ta prasme reisiukas, nes tokios medžiagos, va, nu, negali per šitokią ilgą kelionę būt viskas jau neįdomu arba viskas įdomu. Negali. Dabar važiuojam pasimti paskutinio krovinio 90 km iki ten ir paskui namučių. Nove miesto kažkoks, ką žinau, kai verčiasi. Naujas miestas, bet keliai tikrai nenauji. Nesu patai. Jo, čia imsim krovinuką. Šitam naujajam mieste laibus toks vertimas. O šiaip galite iš slovakų kalbos įsiverst. Susikomplektuosim visą būdą. Važiuosim namo. 5 paros kažkur truks šis reisas, ilgas, bet geras. Sutinkat su manimi? Jeigu sutinkat, tai pirštuką spaudžiam, laikinam. Čiau! Patikra, nu nieko nepadarysi. Taisyklės yra taisyklės. Čia neapstatysi jau įstatymo. Viskas. Viskas. Važiuojam namo. Ar žinot, kur niekada nevėlu yra sugrįžti? Į vaikystę ir namo. Tai čia faktas yra, kaip blynas. Žiūrau, komentarus man labai pradėjo prastai rašyt. Pasistengkit, gerbėmieji. Trūksta man bendravimo su jumis.
paskui šitą cisternukę turiu važiuoti antru, trečiu bėgiu. Dabar jau nuo kalno. Matot, koks rūkas kalnuose. Nelėk, kur tu lieki? Makovas. Makov. Nu, kas bus? Kirs mane, jau kerta. Dzień dobry. Euro licencję proszę. Okej. Techniczny? Za chwilę, niech pan stanie koło mnie, dobra? Koło mojego auta. Dobrze. Nu, žiūrėsim, kas čia bus. Kilometry tam pokażcie. Teraz techniczny i CMR, prawa jazda. Drugi. I prawo jazdy. Tak. I paszport, jakby pan miał jeszcze. Dobrze. Okej, niech pan otworzy ładownik. Na ką, patikrino krovinį. Pasėmė, nu jūs patys matėt, girdėjot ten dokumentus reikalingus. Ir sako, už 10 minučių prieisi pas mane į mašiną. Gerai, sakau. Na tai ką, įtemkite ausytes, tuoj papasakosiu. Reiškiasi, nu aš negalvojau, kad matot, ant kokių pataikai tų transportinių. Tai reiškiasi, turėjau viršsvorio, jie čia dėl plano, aš supratau. Turėjau viršsvorio 100 kg. Sakau, ar toleruojat kiek nors? Sako, netoleruojam nieko. Supratau. Sako, ką darom? Sakau, nu tai jeigu reikia, mokėsim baudą. Nes aš supratau, kad už 100 kg nu nebus didelė bauda. Iš patirties galiu sakyti. Tai reiškiasi, sako, tu gali užprotestuoti. Bet jeigu užprotestuoja, važiuojam ant svarstyklių, sako. Nes jie čia vietoj neturi svarstyklių. Sakau, ne, kurgi čia važiuosim. Gerai, sakau, sutinku mokėti baudą.
A tikrai žiūro į mane ir juokiasi. Taip, sakau. Tai sako, gerai, tada dar 5 minutės nueik į mašiną, palauk ir tada ateik. Sako, aš paruošiu dokumentus. Tai va, matot, yra tokia situacija, kad reiškiasi, nu, būtų kažkokie, sakykime, kiti galbūt, ar ne, transportiniai. Jie būtų pro pirštų žiūrėję, būtent įspėję, nes aš esu gavęs įspėjimą ir dėl 200 kg viršsvorio čia ankstesnėse įmonėse, kur dirbau, ir paleido. Tai taip, kad, žinot, čia pasienio vykdo planą, nu, reikia pasirodyti, kad dirbi, yra savų sumetimų pas juos, bet jie vis tiek teisūs, bent kokiu atveju. Tai va, tai reiškiasi 100 zlotų, tai pažiūrėjau į telefoną, šiandien dienos kursų, tai gaunasi beveik 24 eurai. Nu, tai čia, žinot, čia pigiau grybų iš tikrųjų. Nes pamenat tą video, kur 5000 kg pas mane bendro svorio buvo. Aš jums priseksiu nuorodą. Kas nematė, tai pažiūrėkit, ten tikrai toks įdomus vidosas. Kaip mane buvo sulaikę parkinge, laikė visą naktį, neleido judėti sekančią dieną, kol nesusimokėjau baudos, neatvažiavo iš Lietuvos kiti žmonės, neperkrovė krovinio. Vienu žodžiu, įdomus vidosas, pažiūrėkit, kas nematė. Va, tai tokios naujienos, įvažiavom į Lietuvą. Ir ką, tęsim savo kelionę, dar jie man sako, būk atsargus, sako, mes tave įspėjam dabar važiuodamas. Nu, sakau, o galiu sakyti, kad jūs jau mane sustabdė buvot ir užbaudavot, sako, ne, geriau nesakyk šito. Nes taip man įsireiškė, sako, pasakysiu tai, ko galbūt neturėčiau sakyti. Sako, iš tikrųjų mes tave dabar turėtume vežtis į parkingą, turėtų kažkas privažiuoti iš tavo įmonės, vairuotojas, ir nukraut tau tą 100 kg. Nu va, matot, bet, nu, yra pliusų, yra minusų. Svarbiausia, kad aš vėl judu kelyje, viskas bus gerai, aš tikiu. Ir neatsijungkit, nes va, sakiau, kad Lenkijoje nebus ką filmuoti. Prašau, istorija veja istoriją. Gerai, judam toliau. Pirmin, atgal, matuojam mes Europą. Oi, mes važiuojam. Kur mes važiuojam? Į Lietuvą. Matot, kokia mėlynė ten laukia. Čia saulė, o ten juoda. Tai ką, sveiki parvykę? Nu, dar ne visai. Dar keletas metrų liko. Ramybė visiška. Pasieny. Jau matau lietuviškus medžius. Ok, LT Republic. Sveiki. Sveiki pravažiavę namo. Na čia prieš Kauną žiūriu visai rūkas toks. Tarpais tirštas, tarpais skystas. Ką, brangų žiūrovai, tuoj atsisveikinsim. Baiginėsim reisiuką. Jau baiginėjam. Ir kaip visada banaliai. Linkiu geros jums sveikatėlės, gerų nuotaikų. Nesirkit, permainingi rudeniški orai prasidėję. Šilumos dar pakanka, bet džiaugiuosi, kad važiavot su pirmyn atgal. Žinau, net neklausiu, šis reisiukas tikrai labai geras, daug info. Likite sveiki, iki sekančios kelionės. Ate.